Taigi, sveiki atvykę į mano virtuvę. Šiandien gaminsime čirvinius proteininius blynelius. Aš juos gaminuosi visai savaitėj ir valgau darbe per pirmą pertrauką. Taigi pradedam. Ko mums šiandien reikės? Tai avižų 400 gramų. Aš mėgstu naudoti organinės. Jos daug skanesnės ir sveikesnės. Taipogi mums reikės varškės. Naudoju lenkišką 250 gramų. Vieną bananų. Dviejų vidutinio dydžio kiaušinių. Ir plus 3 kiaušinių baltymų. Taipogi mums reikės 2 indelių proteino, whey proteino. Aš naudoju vanilės skonio, vanilės ice cream skonio. Labai skanus. Taigi, pradedam gamybą. Taigi, pirmiausiai pasisveriam avižas. Mums reikia kažkur apie 400 gramų. Ir čia bus maistas man 5 dienom rytais. Pirmai pertraukai. Gal net ir mažiau pasidarysim. Aš naudoju šitą pilną indelį. Tai čia bus ne 400, o maždaug apie 300 gramų. Taigi ir viską sudedam į mano Ninja bladerį. Sukraunam avižas. Ir viską sumalinam. Uždarom. Įjungiam. Pasirenkam piurė, kad viską smulkintų į miltus. Baigiam smulkinti. Ir turėtumėm gauti tokią miltų masę. Taigi, įmušame 2 pilnus kiaušinius. Užkliuvau už kameros, atsiprašau. Ir taipogi mums reikės 3 kiaušinių baltymų. Nes jei įdedam biškį daugiau baltymų, čirviniai blynai gaunasi kur kas puresni. Aš tiesiog viską vienu įmetu, sudedu. Tai aišku, pirmą pasidarau avižų miltus. Bet man patogiau viską iš karto sumalt, sublenderiuot ir išsikept. Nenaudoju jokio cukraus, nenaudoju jokios druskos. Viską tiesiog sudedam. Taipogi mums reikia, šį kartą naudojam lenkišką varškę, pusriebę. Jis turi 45 gramus baltymų. 100 gramų tik 96 kalorijas. Riebalų tik 0,5 gramo riebalų per 100 gramų. Tai visiškai nedaug. Taip. Sudedam varškę. Po mano gamybos virtuvės laiką būna jo valia.
Bet jau toks jau gamybos procesas. Nieko dėl to padaryti negaliu. Bet jau yra kaip yra. Taigi, nusivalom rankas. Įdedam vieną bananą. Bananas taipogi duoda šilto saldumo ir purumo. Taipogi įdedam 2 indelius proteinų, kad dar padidintumėm baltymų dozes savo raumenim. Dedu tokius su kaupu. Beje, buvau pamiršęs paminėti. Gerai, šlapiausios konsistencijos naudoju 0% riebalų graikišką jogurtą. Jis duos tą šlapumą blynam masai. Naudoju 250 gramų. Jau iš anksto buvau pasisvėręs. Taigi sudedam viską čia. Ir viską sumaišom, jungiam, vėl piurė režimą ir plakam. Taigi, baigia plakti. Mes gauname tokią blynų košę. Ir jos kepsime čirvinių blynų keptuvėje. Taigi, pašildę mano čirvinių blynų keptuvę. Mes naudosim Vita Coco Virgin Coconut Oil. Pasidarom. Naudoju tokią mentelę, šukelės, ar kaip jos vadinasi. Įtem čiučiut. Sutepam keptuvę ir įdedam vieną samtį mūsų paruoštos masės. Sudedam ir uždarom. Baigiau kepti blynus, dabar juos išskirstysiu į 5 dalis ir paruošiu visai savaitai. Taigi, iškišiau blynus į 5 dalis, dabar sudedu po vieną didelį valgomą šaukštą graikiško jogurto. To pačio 0% riebumo. Ir pagal skonį uogų. Tai suteikia šiek tiek saldumo, o aš kadangi esu labai saldžiai
valgytės mylėtojas. Tai man be jų nekaip. Tai va, įdedu šiek tiek mėlynių. Kiekvieną maždaug palygiai. Arba kaip čia gaunasi. Ir dar sudėsim aviečių dėl spalvos. Tai ką, matote bičiuliai, turim pirmai darbo pertraukai maistą.